reikia ir didelių peticijų, kad geriau matytųsi, kad geriau galėtų perskaityti ją pagaliau. Tai pagrindiniai reikalavimai, kaip jau ir yra parašyta. Mes norim, kad būtų galutinai ir visiems laikams sunaikintas nemokamas mokslas. Pagrindinė valdančiosios koalicijos svajonė. Antras punktas. Dėl to, kad reikėtų apmokestinti stipendijas, pensijas, barzdas, orą ir apskritai vaikščiojimą gatvėmis ir taip toliau. Trečias mūsų reikalavimas tai, kad Seimo nario atlyginimas turi siekti 100 000 litų per mėnesį. Ir akivaizdu, kad mes pritarėme valdžios iniciatyvai drausti visus mitingus Lietuvoje ir prieš ir už, kad, žodžiu, kad nebūtų tų mitingų, nes mitingai provokuoja kažkokią vaizduotę ir taip toliau. Valdžiai daug patogiau, kai mitingų iš viso nėra, kai renkasi, kai mitingas uždraudžiamas ir po to susirenka 5 žmonės ir valdžia gali pasakyti, o va pažiūrėkis, niekas nesusirinko. Ir tie 5 dar būna už, tai iš viso gerai. Iš viso fantastika. Na ir akivaizdu, labai smagu, kai valdžia pradeda šaudyti žmonės geležiniam koviniam kulkom. Koviniam kulkom, nes guminės tai yra nerimta. Po guminės kulkos žmogus gali atsistoti ir dar eit toliau protestuoti. Taigi taip kažkaip, dar supiks dėl to, kad Valiau, mes dabar paimsime šitą didžiulę peticiją. Tai turbūt dabar ir nešim. Jie pasiėmė kopiją tos peticijos, popierinę. O ant drovės buvo tikras, originalas. O tu to originalo registros neleidai? Na, originalą palikom ant stalo. Bet jo neregistravo. Neregistravo. Bet jie yra iš tikrųjų.